Sveiki visi ir vėl nauja savaitė, kur mes daliname su Indre jums vertingą žinutę. Šiandien su Indre pasidalinsim labai svarbiais punktais, ką daryti, norim kurti verslą FM kompanijoje. Tai ką surasiu Indre. Ir pasidalinę 13 punktų. Labai svarbu. Labas. FM kompanijoje. Tai sveika Indre. Labas Živilė, jau girdžiu, kad pristatėjai. Tai apie tai ir kalbėsim. Aišku, šitie žingsniai, kaip aš jau sakiau, tinka ir pradedant kitose kompanijose, bet kadangi mūsų patirtis ir fokusas yra šioje kompanijoje, tai mes būtent ir remsimės būtent šios kompanijos patirtimi ir kokius veiksmus reikėtų atlikti būtent pradėjus veiklą FM Vault kompanijoje, kurioje mes su Živilė ir darbuojamės jau ne vienerius metus. Jeigu turit kažkokių klausimų arba irgi užsiemat tą pačią veiklą, tai mielai pasidalinkit, nes tikrai įdomu, kad dar yra daugiau mūsų žiūrinčių žmonių, kurie būtent darbuojasi iš namų. Taip pat, kas jungiatės, irgi pasilabinkite ir laukiam jūsų pasidalinimų. Ar užsiimat veiklą iš namų, ar kažką dar kitą dirbate, tikrai pasidalinkite. O mes keliaujam prie pačių svarbiausių punktų. Taigi pirmas pats svarbiausias punktas, kai tu prisijungi prie veiklos, pasidaryti pirmąjį užsakymą, susipažinti su produktais, nes dažniausiai ateina į veiklą, kai kuriuos jau produktus pažįsta, tačiau pas mus asortimente yra begalės produktų. Ir labai svarbu pradėti jau tą pažintį, kad atsirastų tada noras dalintis su kitais. Nes kol mes nepažįstam produkto, mes negalime dalintis su kitais. Ir taip, galima tiesiog įdėti produktą, pirk, parduodu aš, bet tu neturėsi drąsos, to didelio pasitikėjimo, kad jis tau patinka, kad jis tai daro. Ir aš turiu pavyzdį, kai buvau praeitą savaitgalį komandos susitikimą padarius ir atvažiavo mergina, kuri yra išbandžiusi jau nemažą dalį produktų ir mes kavinėje užkalbinome padavėją. Sako, man reikia pudros. Ir kai mergina, mano komandos nariai, buvo išbandžius tą pudrą ir kai jūs būtumėt matę, kaip jinai degančiam akimis pasakoja, kokią vertė tos pudros, ką jinai daro, susikeitė kontaktai su padavėja ir rezultatas yra. Tai labai svarbu iš tikrųjų užsisakyti, pasidaryti tą pirmą užsakymą, pradėti naudoti produktus. Vietoj einant į Maksimą, jau jūs turite elektroninę parduotuvę. Tai pats svarbiausias šitas žingsnis. Pritarit, Indre. Pritariu dar ir kaip, nes tikrai rekomenduoti produktą, kurio tu pats esi neišbandęs, labai galbūt ir sudėtinga, jeigu tik tais paskaitysi tą aprašymą, kas yra parašyta katalogė, tai nepertiksi tos emocijos, kai tu būni tą produktą pats išbandęs ir pats įsimylėjęs, tai tu jį visai kitaip pristatai. Dar būna, kad daugelis išgirdė, kad pas mus tikrai yra labai platus kompanijos sortimentas, daugiau negu 1500 prekių, būna, kad susiema už galvos ir įsivaizduoja, kaip aš čia dabar visas tas prekes išbandysiu, čia yra neįmanoma. Ir tikrai yra neįmanoma ir aš pritariu, nes mes su Živilė kiek jau metų dirbam šitoje veikloje, tikrai nesam 100% išbandę visų produktų, nes plus su kiekvieno katalogo atėjimu vis atsiranda naujų ir tada fokusuojasi į tas naujienas. Tai reikėtų tiesiog pasirinkti, ką tu apskritai pats naudoji namuose ir pradėti nuo tų produktų, kad, kaip Živilė jau ir minėjo, neiti jų nepirkti į Maksimą ar Norfą, o tiesiog įsigyti iš tos kompanijos, kurioje tu ir pradėjai veiklą. Tai tavo pirmieji produktai tikriausiai ir būtų tokie, ką tu pats šiaip ar taip naudoji kiekvieną dieną. Arba kitas variantas, kaip įsirinkti produktus, kuriuos tu nori išbandyti, tai gali pasiklausyti tavęs užregistravusio žmogaus, kurie yra kompanijos patys top produktai. Jeigu tu tiesiog net nežinai, nuo ko tau pradėti, tai aš visada rekomenduoju pradėti nuo top produktų, nes vadinasi, jie yra perkamiausi, juos daugiausia žmonių išbando ir daugiausia žmonių yra apie juos girdėję, tai ir tau bus lengviau juos išbandžius rekomenduoti.
Taip kad nuo to ir pradedam, ar ne, nuo produktų išbandymo, nuo pirmo užsakymo. Antras dalykas, kurį reikėtų būtinai savo įsivardinti, tai yra įsivardinti tikslą, dėl kurio tu atėjai į šitą kompaniją. Jeigu tu atėjai tik tam, kad pirktum produktus savo, tai žinoma, tavo toks tikslas ir bus sutaupyti, įsigijant kasdieninės prekes savo reikmėms. Jeigu tu atėjai užsidirbti papildomai, tai tu turi nusistatyti tikslą, kiek tu norėtum iš tos veiklos uždirbti papildomai. Nes jeigu tu norėsi uždirbti, tarkim, 50 eurų į mėnesį papildomai kažkam prisidėti ar 100, tavo veiksmai bus tikrai vienokie, negu tavo tikslas bus po, tarkim, keliarių metų išeiti iš samdomo darbo ir uždirbti visas pajamas iš namų. Tai ženkliai skirsis tavo veiksmų kiekis, tavo pasirinkti veiksmai ir tas visas kelias, taigi viskas priklauso nuo tavo pasirinkto tikslo. Todėl labai svarbu jį savo įsivardinti, jeigu pačiam sunku, tai vėlgi su tave užregistravusio žmogum susiskambinus, kai pasikonsultavus, gali bendrai išsikelti tą tikslą ir tikrai bus daug lengviau. Tai be tikslo mes nežinosim, kur keliauti, čia lygiai taip pat, kai tarkim važiuojam iš taško A į B ir mes žinom, kad važiuojam į tašką B, tai mes ir žinom kelią, kaip į jo nuvažiuoti, o jeigu atsisėdam ir galvom, kažkur važiuoju, tai vat kažkur ir nuvažiuosi, tai lygiai ir šitoje veikloje, dirbant iš namų, mes turim turėti tikslą tam, kad galėtume imtis konkrečių veiksmų, o ne gal pabandysiu, gal pasiseks, gal tą padarysiu, o gal vėl nedarysiu, o gal vėl padarysiu. Jokio mėtymosi, reikėtų pasirinkti konkrečiai ir užsibrėžti tą discipliną, nusistačius būtent tikslą. Taip kad, ar svarbu, Živilė, turėti vis dėlto tą tikslą? Ir aišku, tas tikslas su metais, jisai kinta, jisai keičiasi. Nereikia galvoti, kad jeigu vieną dieną nusistačiau tikslą, kad iš kompanijos uždirbsiu papildomai 200 eurų ir kad tas tikslas po kelių mėnesių gali nedidėti ir nepasikeisti. Tai vėlgi nereikia bijoti, nes mes tikslus tikrai keičiam ir koreguojam, ar ne? Taip, iš tikrųjų, Indrė labai aiškiai papasakoja apie šį punktą. Ir labai svarbu turėti tikslą. Aš prisimenu save, kai aš neturėjau tikslo, žinokit, mėčiausi. Tai prie vieno veiksmo, tai prie kito, tai ko aš noriu, ko aš nenoriu. Bet kai tu užsibrėži tą tikslą, tai iš tikrųjų daug lengviau keliauti ir net tada negąsdina tas visas kažkoks nepasisekimas, nes tu žinai, kad anksčiau ir vėliau tu nori pasiekti tą tikslą. Ir ieškai tada būdų, kaip tau pasiekti tą tikslą, ką išmokti, ko paklausti, gal aš kažką blogai darau, kad man tas tikslas vis atitolsta. Tai labai svarbu išsikelti tikslą. Yra labai daug mokymų, nes tikrai aš pati nežinau net kaip tos tikslus įsikelti. Ir labai džiaugiuosi, kad yra begalės tiek knygų, tiek įvairių mokymų, kur mes galim paklausyti, paskaityti ir žinoti, kaip tiksliai įsikelti tuos tikslus. Nes irgi bet kaip iškeltas tikslas, mums gali pakišti koją. Tai labai svarbu turėti tikslą. Ir trečias punktas, kai jau mes pamilstam produktus, pamatome kokią nuostabi pudra, mes tada drąsiai rekomenduojam kitiems. Ir kai mes degančiam akim papasakojam, parodom, kaip veikia produktas, atsiranda žmonių, kuriems irgi tavo to produkto reikia. Ir štai jau parduodam katalogo kainą ir skirtumą įsidedam į kišenę. Mes perkame savikainomis. Tai labai svarbu tas žingsnis pirmas, kaip ir išbandyti tą produktą, kad tu galėtai drąsiai rekomenduoti. Labai smagu, kai ateina merginos ir sako, wow, įsivaizduoju, aš per šitą mėnesį per rekomendacijas užsidirbau 100 eurų. Negaliu patikėti, aš namuose auginu vaikutį ir aš jau 100 eurų užsidirbau. Ir man užtruko parekomenduoti keletą minučių mano mėgstamą šluostes. Aš jau pardaviau 5 vienetus. Ir žodžiu, taip gera matyti, kai užsidegusiom akimis pasakoja komandos narės, kaip jos pačios pamilsta tą produktą ir dalinasi ir pamato rezultatą. Tad labai svarbu dalintis su aplinkiniais tai, kas mums patinka. Netylėti, nesislėpti,
o tiesiog dalintis. Taip, Indre. Taip, tikrai labai, kai jau ir prieš tai minėjau, kai pamilsi tą produktą, jį rekomenduoja visai kitaip, negu nuskaitant nuo katalogo, ir jau tu gali pasidalinti savo asmenę patirtimi, ir jeigu tas žmogus, ypač iš artimesnių, tave pažįsta, tavim pasitikė, tai jis ir tavo tą rekomendaciją labiau įvertins. Kitas būdas, tikrai nereikia būti šitoje veikloje, jeigu nori užsidirbti pinigus, jeigu ne tik savo vartoji, tai jokiais būdais nebūk slaptas agentas ir neįsivaizduok, kad visi jau žino, kad tu čia tą darai, ir jeigu jam kažko prireiks, tai jie jau kreipsis pas tave. Tai tikrai nebus, nebent vienas kitas iš draugų, jeigu tu pasisakysi, kad aš dirbu tokioje kompanijoje, kažko, jeigu tau reikės, ar ne. Bet šiaip turi pastoviai rodyti, kokį produktą vartoji, ką jis tau suteikia, o ne vieną kartą įsimesti, tarkim, ant Facebook'o sienos, aš dirbu tokioje ir tokioje kompanijai, katalogo nuorodą, kai darysiu užsakymą, darau užsakymą, man parašyk, ko tau reikia. Tai labai mažai ateis klientų išties, nes jie nežino nei tų produktų, nei kas ten per nauda, nei jie puola vartytų katalogų, nei jam ten katalogė kartais tos kainos patinka, jie nežino kitų būdų. Tai tu turi būti matomas, tu turi rodyti kiekvieną dieną, ką naudoji, kodėl naudoji, ką tau tai duoda, ir nebijot pasidalinti ne tik produktų rekomendacija, bet ir būtent galimybėmis, ką tas žmogus gali pasiekti šitoje kompanijoje, arba galbūt tą patį produktą jis gali įsigyti pigiau, būtent tapęs tavo komandos nariu, tai drąsiai dalinkis tą galimybę. Ir pastebėjau, kad kai kurios merginos pradžioje daro tokią klaidą, kad nesako tos galimybės, kad žmogus gali įsigyti pigiau, nes nori parduoti pilną kainą ir tą skirtumą įsidėti savo tiesiai į kišenę, tai yra vadinamieji greiti pinigai, ir nesidalina tą galimybę, kad tu pas mane prisiregistruok ir tu dabar su naujoko nuolaida tą patį produktą įsigysi už pusę kainos. Nes, atrodo jom, kad tai yra, neapsimoka, nes geriau jos pilna. Bet žinot, žmonės šiais laikais, kai aplinkui tiek informacijos, sužinoję šitą galimybę, labai dažnai užsiregistruos pas kitą žmogų, kuris jam tą pasiūlys, tą pateiks. Ir jūs prarasit savo ne tik klientą, bet ir komandos narį, kuris tapo pas kažką kitą. Sakau iš patirties, nes pas mane irgi taip yra atėjusios kelios merginos, kurios pirkdavo pilną kainą iš savo kolegių darbe, bet apie šitą galimybę nežinojo, nes jos jom nepasiūlė. O aš visada pasakau dviejopą galimybę, arba perki tiesiai iš manęs ir žinoma pilna katalogo kaina, arba aš tau padedu užsiregistruoti, padedu pasidaryti užsakymą ir padedu sutaupyti tuos pinigus. Visada dalinuosi abiem galimybėmis, kad žmogus gali savo rinktis. Nes tikrai būna žmonių, kurie nenori registruotis ir jiem labai patinka tas, kad užsisako pilną kainą ir tu jiems gražiai pristatai į namus, be jokios atsakomybės, be jokių tenais užsipildymų ir panašiai. O kiti susidomi tą galimybę ir kodėlgi jiems nesutaupyti. Aš, pavyzdžiui, pati atėjau į kompaniją būtent todėl, kad norėjau įsigyti produktus pigiau ir gyvenime negalvojau, kad darysiu kažką daugiau, bet mes nežinom, ką tas žmogus mąstys po mėnesio, ką tas žmogus mąstys po metų, ir bijodami prarasti galbūt gerą klientą, mes prarandam gerą būsimą komandos narį. Taip kad drąsiai dalinamės tiek vieną, tiek kitą galimybę ir pasakojam, skleidžiam šią žinutę ir, kaip sakyt, nebijoti to produkto viešai naudoti ne tik socialinėje erdvėje, bet jeigu dirba, tai ir darbe galima lūpas pasidažyti, moterų kolektyviai ypač, ir ten kvepalų buteliuką pasistatyti ant darbo stalo ir tuo dalintis, tikrai bendraujant su žmonėmis. Tai toks trečias punktas būtų, perinant prie ketvirto, tai yra labai svarbu, jau kai mes jau tą tokią pradinę patirtį įgyjam, tiek apie produktus, žinom, kas kaip veikia, susikurti savo Facebook'e grupę, kuri, žinoma, būtų atvira, kurioje mes jau galėtume ir dalintis rekomendacijomis, savo patirtimi, kelti nuotraukas, prieš po dalintis. Nesakau iškirpti iš katalogo ir dėti katalogo prašymus ir katalogo nuotraukas, nes taip irgi neveikia. Retas vienas kitas susidomės, dedam savo nuotraukas, daliname savo patirtimis, savo prašymais, renkam tada klientų atsiliepimus, dalinamės klientų atsiliepimais. Ir žinoma, toje atviroje grupėje mes dar dalinamės tuo, kad duodam žmonėm kažkokią vertę, kažkokią naudą, apskritai apie galbūt
Jeigu mūsų pasirinkta niša yra sveikata, sveikatimo produktai, tai yra apie sveikatą kažką. Jeigu pasirenkam prekiauti, vat, kaip Živilė vis pamini šiandien kaip pavyzdį pudrą su grožiu, tai dalinamės ir kažkokiais grožio patarimais. Ne vien pirk, registruokis ten į komandą, pirk, nes labai atmušim žmogų. Ir kodėl mes su Živilė dažnai patariam tiesiog susikurti atskirą grupę, kad neužbombarduotume savo Facebooko sienos draugam kažkokiom reklamom, kad tie draugai pagalvotų, kad ta mūsų siena jau ten jiem neaktuali ir visai mus užblokuotų, pasidarytų, kad nematytų, tai nedarykim tos klaidos. Aišku, karts nuo karto mes ir ant sienos galim pasidalinti, tai jeigu labai gera istorija apie tą produktą, tikrai labai gerai suveikia, ar karts nuo karto pasidalinti ir tą verslo galimybę, nes draugai ne visi būna toj grupiai stebi. Tai karts nuo karto, bet ne visada, ne į dieną po 5 postus, kaip tikrai esu mačius, kai mergina pradeda, užsiregistruoja būtent kompaniją ir ant jos sienos Facebook'e kokie per dieną 5-6 postai, dar su kataloginė nuotrauka, va, turim tokį kremą, pirk, turim tokius lūpų dažus, pirk. Tai žinokit, taip neveikia ir taip jau yra kaip galbūt atgyvenęs dalykas, todėl ir rekomenduojam būtent susikurti grupę, kuri bus jūsų tokia darbinė terpė, kurioje jūs visą tai ir galėsit skleisti. Ir dar kas privalumas tos grupės, iš tos grupės jūs galėsite tiesiog ar nuorodą, ar iš karto dalintis ir per skelbimų įvairias grupės, ar žinučių pagalbą. Tai va, Živilė, tikiu, kad turi, netikiu, bet ir žinau, kad turi pati irgi Facebooko grupę ir pritari šitam būtent pasirinkimui, kad ne viską ant Facebooko sienos kelti, bet turėti tą savo darbo terpę ir kaip atskirą variantą. Taip, Indrė, tikrai tik tai atvira, tik tai vieša grupė. Ir klausiau tavęs ir galvojau, wow, kaip aš pradžioje kiek klaidų padariau, prisimenu, susikūrus visi padaro, visi. Pridėjau iš katalogo nuotraukų ir pilna jų ir nieko nėra. Nieko nesijungia į tą grupę, niekam nieko neįdomu ir supranti, augiu, mokaisi, kad tiek vertės mes turim sukurti toje grupėje, kad mūsų nariams grupės būtų taip gera būti, dalintis kažkokia informacija, kurią žmogus net nežino, štai pas jūs jums susižinos ir dar pakvies savo draugus, kad va pasižiūrėk pas Indrė, labai geras profilis, pas ją tiek vertingos informacijos, gal ir tau bus įdomu. Ir kitas dalykas, turint savo grupę, susikūrus tą atvirą grupę, aš irgi tą klaidą dariau, bet kviečiu nedaryti. Pakviesti draugus automatiškai, kad prisijungtų. Paspausti sąrašą draugų, pakviesti. Ne, mes tiesiog asmeniškai su jais susikontaktuojame ir paklausiam, ar būtų įdomu prisijungti prie mūsų grupės. Mes turim parodyti vertę, kodėl tam žmogui būtų vertinga prisijungti prie mūsų grupės. Ir tada, kai pasakys taip, nusiųskim tą nuorodą tos grupės, kad žmogus nueitų ir paspaustų prisijungti. O tada, jeigu yra nustatymuose, kad patvirtinti, tai mes eina ir patvirtinam tą narį. Jeigu nėra nustatymuose, tai automatiškai žmogus prisijungia. Bet mano patarimas geriausia pasidaryti tai, kad jūs galite patvirtinti žmogų, nes būna tokių atvejų, kad atsiranda ir nekokių anketų, sukurtų feilinių anketų žmonių, tada taip pat nusistatyti, kad jūs postus patvirtinate, nes yra žmonių, kurie tikrai dalinsis, tokia jau nereikalinga informacija. Taip, reklamomis, bet tai yra jūsų grupė ir jūsų keliama informacija, o ne kitų žmonių dalinantis reklamomis. Taip, jūs taip pat paprašote savo klientų, kad jie galėtų sukurti postą jūsų grupėje. Tada jūs patvirtinate ir viskas tvarkoja. Bet čia mes kalbame apie tuos, kurie net nežiūri, kokioje grupėje yra ir tiesiog dalinausi įvairių turgelių laivais. Ne? Tai taip turėti savo grupę, dėti naudingą informaciją ir jeigu kyla klausimų, kokią informaciją dėti, geriau veikia, tai visada drąsiai rašykite savo rėmėjai, yra daug ir mokymų, tai tikrai jūs žinosite palengva, besimokant, ką ir kaip geriau dėti. Tai štai toks mūsų patarimas ir keliaujam prie kito. Aš tikiu, kad ir Indrė, ir aš, pradėdamos veiklą, mes turėjom daug baimių. O jeigu mums nepavyks?
o jeigu iš manęs nepirks. Ir tos baimės mums dažniausiai mus stabdo. Ne? Ir tai, kai jūs pradedat jau tą veiklą, aš rekomenduočiau susiskambinti su savo rėmėja, su savo lyderė ir tiesiog aptarti tas baimės. Nes dažniausiai tos baimės neišsakytos mums labai kiša koją. Mes tiesiog nepasidalinam su rėmėja, su savo lyderė ir paskui mes metam, čia nieks neveikia, kažko net nedrįsti daryti, tau atrodo gėda, ne? Bet kai tu išsikalbi, pasipasakoji ir tau rėmėja tas baimės, tuos visus tarakonus numuša, parodo, kad taip nėra, iš tikrųjų daug palengvėja ir atsiranda tas didesnis pasitikėjimas, kad aš galiu. O jeigu kažko tu bijai, jūs kartu kažką padarote. Tai pavyzdžiui, esu dariusi komandos narė Laivą, nes jinai labai bijojo. Ir štai jos tos baimės dingo. Tai labai svarbu išsikalbėti, kas tave gąsdina. Nes jeigu liksi su savo baimėmis, tai taip ir nepasieksi savo norimų tikslų. Kaip su tom baimėm, Indrė? Taip, ir tikrai žmonės, ir mes turėjom, ir žmonės turi daug baimių, mes dabar atskirai tų baimių galbūt ir nevardinsim, nes jau kažkada esame ir laivą darę ir čia tikrai užtrunka laiko, nes tų baimių yra labai daug, bet aš kaip ir kiekvienam savo irgi komandos naujam nariui pasakau, kad reikėtų kaip ir užsidėti tokią neperšaunamą liemenę, nes tikrai bus ir heitų, ir kritikos, ir ten visokių nepasisekimų, bet labai gerai Živilė paminėjai, kad geriausia su tave užregistravusiu žmogum susiskambinti ir tiesiog visą tai aptarti. Galbūt jeigu tu pats apie tai dar nebūsi pagalvojęs, jau tave užregistravęs žmogus pasakys, kas tavęs gali laukti ir kam tu turėtum būti pasiruošęs ir ko tu turėtum neišsigąsti. Tai svarbiausia dalykas, aišku, yra kalbėti, nes tas tave užregistravęs lyderis neskaito tų minčių, kad ir kaip norėtų, jisai nežino, ko tu bijai. Galbūt jis bijojo vieno dalyko, tu galbūt bijai visai kito, bet dažniausiai žmonės iš patirties, galiu pasakyti, bijo heiterių ir bijo tos kritikos bei nepalaikymo. Tai su šitais dalykais labai lengva kovoti, tik reikia kovoti ir reikia dirbti su savim. Tai būtent susiskambinus mes irgi galima tai aptarti, ne? Ir toliau, negaištant laiko, nes tikrai tų punktų dar turime ne vieną. Ką reikėtų, kai tas baimės mes jau apkalbam, žinom, kas mūsų laukia. Labai svarbu yra susipažinti su kompanijos marketingo planu, skatinimo programomis ir visa kita pateikta informacija. Kodėl tai svarbu? Nes kai kurių dalykų mes nežinodami prarandame galimybę užsidirbti daugiau, gauti kažkokią tais dovaną, nes jeigu tu nežinosi, kad pavyzdžiui už tiek ir tiek taškų, tu jau gauni didesnį atlyginimą ir tau galbūt truks vieno taško ir tu jau negausi didesnės sumos, nes tu tiesiog nežinai, kaip veikia kompanijos marketingo planas. Tai labai svarbu jį išstudijuoti. Žinoma, lyderis bando sužiūrėti taškus, ten, jeigu tau trūksta, pasakyti, kad ten tiek ir tiek trūksta iki tavo lygio, bet tu turi pat žinoti, kas ir kaip veikia. Ir atsisėsti, pasidarau kavos, įsijungiu puslapį ir tiesiog įsinagrinėju visą informaciją. Jeigu persinagrinėjus tą informaciją dar kyla daugiau klausimų, vėlgi drąsiai susisiekiu su mane užregistravusiu žmogum ir viską gali aptarti, susižiūrėti, susižinoti, kad neprarastum nė vienos galimybės, kurią teikia kompanija, kad pasimtum viską maksimaliai, nes sakau, kartais tau gali trūkti vieno taško ir tas vienas taškas gali nulemti ne vieno euro skirtumą, kad paskui nereikėtų graužtis nagų, nes tikrai yra taip buvę ir iš patirties galiu pasakyti, nes jeigu nesusižiūri. Ir ką dar galiu pabrėžti, kad bent jau kompanija, su kuria mes dirbam, marketingo planas tikrai yra labai aiškus, labai paprastas ir tikrai žingsnis po žingsnio pateikta, ką ir kaip turi padaryti, kad uždirbtum vienokią ar kitokią sumą pinigų. Tai belieka tik išstudijuoti ir imtis veiksmų, eiti ir daryti ir siekti būtent to, ką tu jau įsikėlei savo tikslą, apie kurį mes jau kalbėjome pradžioje. Tai Živilė, turbūt pritari, kad labai svarbu išsinagrinėti iki smulkmenų, nes kartais vienas kablelis tau ten gali pakišti koją ir paskui grauši nagus. Taip, žinok, Indrė, labai svarbu iš tikrųjų
rasti laiko, rasti noro, prisijungti prie elektroninės parduotuvės irgi išsinagrinėti produktus, asortimentą, kokie produktai yra, nes būna pastebiu tokią tendenciją, kad nauji nariai ateina, mes turim tokį produktą ar tokį produktą. Vietoj to, kad nueitų prie elektroninę parduotuvę, atsisėstų, pasidarė kavos ir pasižiūrėtų tą visą asortimentą. Ir tada jau žinotų, ką gali pats išbandyti. Tai už tai pirmas punktas, kurį man paminėjom, labai svarbu, ta pirmas užsakymas ir įsinarkinėjimas savo elektroninės parduotuvės. O taip pat prisijungti, kaip ir Indrė minėjo, prie savo kompanijos puslapio, kur ten tiek informacijos yra, tiek žinių, tiek vertės. Pavyzdžiui, mūsų FM kompanijos puslapį, tiek informacijos, įvairūs mokymai, sveikatos specialistės patarimai. Tiesiog duoda ant lėkštutės, kurią mes turime pasiimti ir patys suvirškinti ir galim dalintis. Ir taip, būna tikrai atveju, kad žmonės iki galo tų skatinimo programų neįsinagrinėja ir tada galvoja, o kur mano komisinis, o pasirodo, vienos sąlygos netidarai. Arba iš to nežinojimo nesupranti, kodėl tau pervedė daugiau pinigų, o už ką šiame tie pinigai. Geriau. Jo, šitas variantas yra daug geresnis. Tai labai svarbu iš tikrųjų rasti laiko, rasti noro, įsinagrinėti. Jeigu kažkas neaišku, klausi savo lyderės, savo rėmėjos, tikrai ims ir tau paaiškins, ar dar nukreips ten, kur tau bus aiškiau. Tai ką, keliaujam prie kito svarbaus punkto, kuris irgi labai svarbus, norim turėti rezultatus, kurti verslą, tai yra dalyvauti įvairiuose mokymuose, zoomuose, susitikimuose. Ir taip, mums atrodo, kai tik prisijungiam, labai nedrąsu. O aš nieko nepažįstu, o kuo čia man reikės apsirengti, o dar iš kito miesto, kaip aš čia nuvažiuosiu. Ir tie berniukai mus stabdo augti, mokytis, įgyti žinių, tad nedarykite to. Raskite tą stimulą, dėl ko jūs važiuojate į vienus ar kitus mokymus, į vieną ar kitą susitikimą. Aš žinokit, pati turėjau tokią baimę ir vis ieškodavau, kodėl aš negaliu atvažiuoti į mokymus, kodėl aš negaliu atvažiuoti į susitikimus. Ir taip save stabdžiau. Bet kai pradėjau važiuoti į mokymus, kažkas sprogo mano galvoje ir atsirado rezultatai. Tai kai turi savo patirtį, tu matai ir iš kitų gali padėti, gali suprasti, ką aš išgyvenau ir ką išgyvena kitas tavo komandos narys. Tad labai svarbu rasti pirmoji vietoje galimybę sudalyvauti mokymuose, Zoom'ą paklausyti. O jau tada eiti daryti kitus darbus. Nes mokymai, visokie zoomai, susitikimai yra tavo tramplinas link tavo sėkmės. Nes jeigu apleisime visus mokymus, kažkur ta motivacija kartais dingsta, atrodo, gal čia jau vėl tie baubai, ateina tos baimės, gal čia ne man, nes mes tada kažkaip pritrūkstam žinių, to pasitikėjimo, tos bendrystės. Nes tie gyvi susitikimai, kurie būna, zoomo susitikimai, jie tokia suteikia bendrystę, tą tokia ugnelę, pasitikėjimo. Nes mes turime pirmadienio zoomų susitikimus ir iš tikrųjų po kiekvienos tos 40 minučių kažkas ir manyje užauga. Atrodo, to turiu pasitikėjimo, tą daryti, tikslą turiu, bet vis tiek pasirodo ta bendrystė, tas pasidalinimas labai daug ką duoda. Tad linkiu nuoširdžiai negalvoti, kad aš viską žinau, aš čia jums ir padarysiu, man mokymų nebereikia. Nedarykit tos laidos. Ir labai džiaugiuosi, kad mano komandoje ta istorija, kur aš viską žinau, man nieko nereikia, išplaukė į dienos šviesą, kai mergina suprato, kad nieko nepadarys be mokymų, nieko nepasieks ir jai reikia mokymų. Ir gero matyti tas susidegusias akis, kai pradeda mokyti, supranta, kur klaidą anksčiau darė. Ir taip gera matyti tada proveržį veikloje. Tad mokymai, auginimas savęs, pradėti knygas skaityti, jau romanus, meilės romanus ar detektyvus. Kažkada aš irgi skaičiau, sakiau, niekados aš tų vertingų knygų neskaitysiu, bet čia man tikrai neįdomu. Ir ką? O dabar pas mane romanų nėra,
nes aš skaitu tą literatūrą, kuri mane augina ir mokausi. Tai Indrė, ar dar būna tokių dalykų, kad gal nevažiuosiu šitos mokymus? Ne, aš irgi už tai, kad mokytis vis tiek mes turim visą gyvenimą, nes kad ir kokioj srity mes bedirbtume, čia vis tiek, jeigu mes iš to gyvenam, tai yra mūsų darbas pagrindinė veikla. Kai jau tampa tai ypatingai, turi mokytis, nes atsiranda vis naujovės, vis kažkas naujo ir kad nepradėtume pūti, o vis auktume, tai tam ir skirti tie mokymai, o gyvi susitikimai tai yra kažkas tokio, ką net sunku apibūdinti, nes susitikę žmonės vieni kitus pakrauna, užkrauna tos energijos, toks užtaisas, toks variklis, kad grįžti ir atrodo kažkaip kitaip tos darbus dar atrodo. Taigi tu tą visą jau kaip ir žinojai, kartais būna, kad nuvažiuoji į gyvą renginį ir tu labai mažai kažką naujo beišgirsti, ypatingai, kai tai jau nėra tavo pradžia, bet ta energija, ta toksai užtaisas tave tiesiog iš naujo užkrauna ir kiek paskui kalbantis ar ne su merginom, tai būna iš pradžių kaip ir nėra noro nuvažiuoti, bet dar nebuvo nei viena pasakius, kad aš pasigailėjau, kad atvažiavau. Visos kaip tik atvirkščiai sako, aš džiaugiausi, kad leidau savo, kad priėmiau tą sprendimą, kad dalyvavau, kad važiavau, kad sėmiausi, kad kartu buvau ir panašiai. Tai tas tikrai užaugina sparnus ir nuteikia daryti veiksmus. Kitas dalykas, ypatingai moterims reikia tos moteriškos bendrystės, tų moteriškų susitikimų ir tos moteriškos energijos, tai vat būtent tokių susitikimų metu, ne vien kompanijos organizuojamų, bet ir komandinių susitikimų metu, moteris vėlgi atsiskleidžia tie sparnai, žiūrėk, iš pilkų pelyčių jos jau virsta va tokiom savim pasitikinčiom moterim, jos turi bendrystę, jos žino, kad jos yra ne vienos šitam kely, nes, kaip aš sakau, vienas lauke ne karys, tai žiūrėk, kaip ir susibendrauja, kad ir iš skirtingų visai komandos tenais, skirtingų komandų, skirtingų atšakų, bet kaip gerai susibendrauja, viena kitą palaiko, motyvuoja, tai tiesiog gražu stebėti, gražu žiūrėti, kai nėra to jokio pavydo, to noro pakenkti, bet yra tas toks bendras palaikymas ir bendra motyvacija ir kartais net gimsta tokių susitikimų metu kažkokias bendros idėjos, kurias gali gyvendinti ir gauti vėlgi visai kitokius rezultatus. Tai aš visada 100% už visus mokymus, ypatingai už dalyvavimus gyvose mokymuose, nes dalyvavimas Zoom'uose yra gerai, bet dalyvavimas gyvose susitikimuose yra labai gerai ir tikrai dar daugiau vertės, nes matai, jauti net tiesiog tą visą energiją, kurią galbūt ne visada gali pajausti ir per ekraną. Taip kad nebijoti, dalyvauti, važiuoti ir neieškoti pasiteisinimų, kodėl negaliu, o ieškoti atsakymų, ką galiu padaryti, kad būtinai sudalyvaučiau ir kai mes savo užduosim šitą klausimą, tai žinokit, ateis ir atsakymas. Tai vat. Toliau, ar ne? Labai vėlgi mes viską tiek apkalbėjom, turim tą žinoti, su tuo susipažinti, ten dalyvauti, bet ką labai svarbu daryti ir aš netgi galbūt pasakyčiau, kai vienas prie pagrindinių turėtų būti skirtų punktų, kad turėk kasdieninį veiksmų planą ir mes, kai jau žinom tikslą, kurio siekiam, pagal tą tikslą nusistatom savo kasdieninį veiksmų planą, ką aš per dieną turiu padaryti, kiek įkelti galbūt reelsų, kiek įkelti postų, kiek nusiųsti žinučių, kiek sukontaktuoti žmonių, ar kažkokį įsikeliu su komanda tenai susitikimą padaryti. Žodžiu, savo tą planą turiu turėti ir vien turėti jo nepakanka, nes čia aišku, jį susirašyti yra viena, bet jį kiekvieną dieną vykdyti nepriklausomai nuo koks oras už lango, nepriklausomai kokią šią atsikėliau nuotaiką, turiu nuotaikos, neturiu nuotaikos, jeigu turiu tikslą, turiu veiksmų planą, einu ir darau. Ir galiu iš patirties irgi pasakyti, kad kartais nebūna tos nuotaikos, bet kai pradedi daryti, kažką padarai, žiūrėk ir ta nuotaika atsiranda ir nori toliau daryti ir padarai kartais dar netgi daugiau negu įprastai, nors pradžioje atrodė, kad tu neturi nuotaikos visiškai to daryti. Taip kad turėti veiksmų, kasdieninį veiksmų planą ir jį vykdyti yra galbūt viena prie pirmų sąlygų, jeigu tu nori pasiekti rezultatus, kuriuos nusistatei. Jeigu tu tiesiog tik pradėjęs tą veiklą ir nežinai, kas tas veiksmų planas, apskritai kokius veiksmus tau pradėti daryti,
Tai vėlgi nieko naujo nepasakysiu, turi savo rėmėją, turi savo žmogų, mes savo rėmėjus vadinam labai gražiai, vadinam FM mamom, o kiekviena mama savo vaikui tikrai duos ranką, tikrai padės ir parodys, kuriuo keliu geriau eiti, patars, ką, kaip daryti, o galbūt ko geriau nedaryti, taip kad drąsiai susisiekiam ir randam bendrus sprendimus ir galima netgi pasirašyti bendrą veiksmų planą ir turėti netgi labai gerai tokią kaip atskaitomybę tai savo FM mamai, nes kartais būna mes turim veiksmų planą, bet nelabai kas matys, gal šiandien nepadarysiu ar kažką, bet jeigu mes turim dar ir atsiskaityti, aišku, tai yra ne prievarta, nes tu darai viską dėl savęs, bet jeigu tau taip nuo to yra geriau, tai gali netgi ir tokią atskaitomybę susitarti su savo FM mama ir padarius veiksmų planą. Paskui aptarti, kas pavyko, kas nepavyko, kiek padariau, kokius tai man davė rezultatus, o galbūt kažkas visiškai nesisekė, kur galėčiau dar patobulėti. Tai viskas per bendravimą ir per klausimus ateina, įsiaiškinama ir tikrai tada tas veiksmų planas kas kartą ir jisai didės, ir jisai auks. Pradžioje jis neturi būti kažkoks labai didelis, galbūt mes pradedame dieną nuo kelių žingsnių, nereikia išsigąsti, nes pavyzdžiui, ką šiandien darau aš, ar ten ką daro Živilė, tai pradžioje mes tikrai tiek nedarydavom ir tau nereikia nuo to pradėti. Aišku, jeigu tu turi labai didelį tikslą, labai didelį norą, niekas nedraudžia daryti daugiau visada yra geriau, bet kokybė visgi laimi prieš kiekybę. Tai vat tą visą reikia ir suderinti ir lengviausia galbūt suderinti būtent su žmogumi, kuris jau turi patirties, negu tu užsiregistravęs pirmą dieną. Tai vat konsultuokis ir viskas bus gerai, jei tik norėsi. Ir dar, Indrė, galėčiau irgi paakcentuoti šioje temoje, kad dažniausiai būna, kai pamatom, kai susidaro tą veiksmų planą ir išsigąsta. O jeigu ateis tokia diena, kai aš nepadarysiu visų veiksmų, tai čia bus blogai. Tai aš tikiu, kad ir Indrė būna, kad nors vieną kažką nepadaro, aš irgi būna, kad pliusų nepadariau. Tai nepykit ant savęs, nevanokit bizūnėlių, kokia aš čia bloga, kad aš nepadariau savo kasdienį veiksmų plano. Viskas tvarkoj. Jeigu padarėt iš 5 nors 3, tai jūs esate šaunuolė, jau geriau negu nieko. Jau žingsnis tik savo tikslo. Tad nors kažkiek padarom veiksmų, nes esu turėjus irgi tokį atvejį, sako, aš nieko šiandien nepadariau, sakau, ar tikrai tu nieko nepadarei? Sako, 3 storius įdėjau. Tai sakau, tu padarėjau kažką. Tai iš tikrųjų, nors kažkiek, nors kažkokį žingsnį, nors kažkas, kas tave pridės prie tikslo, bet tas pasidarimas kasdienio veiksmų plano yra labai labai svarbus. Kai jį turi, tai daug lengviau žinoti, ką tu atsikėlus darysi. Taip pat labai svarbu tas veiksmų plane irgi susidėlioti tą gal tuos žingsnius, kokiom temomis aš kalbėsiu. Susirašyti ant lapų, ką galiu pasidaryti visą savaitę. Žinokit, bus daug lengviau negu atsikėlus ryte, galvoti, apie kokį man čia produktą pakalbėti šiandien, ką čia dar papostinti. Iš tikrųjų, gaunasi tokia maišatis, nes aš pastebiu, jeigu aš pasidarau plano, apie ką kalbėsiu savaitę, žinokit, atsikeliu ryte ir man tokia, o gal tą pakalbėti, o gal nieko nedaryti. Tai iš tikrųjų labai labai svarbu turėti minčių, pasidaryti tą planą savaitį, apie ką kalbėsi, kokius postus dėsi, kad Instagram'e postinsi, kokius storius dėsi, plius minus, tai yra daug lengviau. O dabar, kai grupėse yra galimybė užstatyti tuos postus, tai palengvina darbą. Tu užstatai, pavyzdžiui, savaitį, jau vienas pliusas padėtas prie tavo kasdienio veiksmų plano. Viskas, jau postai sutvarkyti, kas belieka žinutės, jeigu siunti, tada story ir dar kažkas, mokymus sudalyvauti, knygą paskaityti, jau yra žymiai daugiau laiko. Ta tikrai su savo rėmėja, su savo lyderė aptarsite šias galimybės, tiesiog leiskit sau duoti šansą, paskambinti, parašyti, kad man kažkas nesiseka, kad padėk man susidėlioti tą planą. Nes tikiu, kai mes tik tai pradedam, mums tai tik kosmiškas, kas čia per veiksmų planas, kas čia turi daryti. Tai tikrai labai labai svarbu. Tai ką, keliaujam prie kito punkto.
Nežinau, gal šiandien aš nieko nedarysiu. Įdėjau vieną postą, bet kažkaip nieko man čia neparašė, niekas neperka pas mane. Tikriausiai pažįstama tokia gaidelė, ne, iš komandos narių arba iš savo minčių, kad įdėjau vieną postą, parašiau keletą žinučių ir jau laukiu rezultatų. Deja, ne. Mes turime būti aktyvūs socialinėje medijoje, aktyvūs savo gyvenime ir daryti veiksmus kiekvieną dieną. Ne tada, kada aš sugalvojau, kada man gerai, kada nuotaika, kaip Rindė prieš tai pasakojo, turim discipliniškai daryti tuos veiksmus. Ir aktyviai daryti, rodytis storiuose, postus kurtis, turgeliuose dėti informaciją, pasakoti aplinkiniams, kokį tu nuostabų produktą atradai, kokią nuostabią galimybę. Ir tai daryti kiekvieną dieną. Nes jeigu padarysi vieną dieną, už savaitės nieko nedarysi, dingsi, žmonės galvos, kad tu vėl kažką nieko nedarai, ne? Nes labai žmonės mus stebi. Ir jeigu mes galvam, kad mums su širdelį nekomentuoja, mūsų niekas nemato, mes niekam neįdomus. Deja, žmonės mus labai stebi. Ir kiek istorijų yra, kad po metų, po 2, žmogus, kuris nei širdelės neuždėjo, nei pakomentavo, jis prašosi tavo komandą arba nori įsigyti produktą. Tad jeigu tu būsi neaktyvus, darysi, kada užplaukia, nebus to rezultato, nes žmonės savimi nepasitikės. Bet jeigu tu kiekvieną dieną darysi veiksmus, rodysi, kaip augi, kur dalyvauji, ateis tas rezultatas. Tik nuo tavęs priklauso, ar nori to rezultato, ar nori daryti kiekvieną dieną veiksmus, kad turėti tai, ką užsibrėžiai. Ar tiesiog, kai ieškoti priežasčių, mano vaikai serga, šiandien tikrai negaliu padaryti posto. Come on, tikrai? Tai, Indrė, ar tau būna, kad parašo komandos narės, kad man čia kažkas nutiko, šiandien aš nedarysiu veiksmų? Ne, būna, bet būna labai man keiščiausia, nes pas mane komandos narių tikrai yra tokių, kurios tokiom dirba kaip fazėm, kaip aš sakau. Jeigu gera fazė, deda postus, deda storių, žiūrėk ir komandos narė naują paregistruoja ir užsakymus daro ir klientų atsiranda, daro ir kažkur dingsta, bet taip dingsta, žinai, kokiam mėnesiui. Paskui susirašai, aš labai noriu rezultatų, labai noriu, bet dabar vėl pradėsiu daryti. Vėl užeina, vėl daro ir dingsta. Šitam versle, šitoje veikloje iš namų, tas toksai pastovumas tai yra labai svarbu, nes tu rodai ir žmonėm, kad tu pastoviai tą darai, kad tai yra tavo gyvenimo būdas, o ne kada tau užplaukia. Čia, jeigu mes palyginsime, tarkim, paimsim pavyzdį kaip su vaikais, nes dauguma turėjo mažų vaikų ar dar turi, tai mes juos rengiam, maitinam, prausiam, pastoviai. Ne, aš jas kėliau šiandien, čia kokią savaitę valgyti tikrai nevirsiu, negaminsiu, nemaitinsiu ir nevesiu į lauką. Tai įsivaizduokit, tai čia ir ta veikla yra, kaip jūsų kūdikis, jūs turit juo rūpintis, norit, nenorit, gera, negera nuotaika, jeigu jau pradėjot, tai ir darom, jeigu turim tikslą, tai ir einam link to tikslo, bet tas pastovumas, tai žinokit, yra labai vertinamas ir tikrai žmonių pastebimas ir tikrai žmonių matomas. Ir kaip Živilė sakai, ir pas mane yra ir komanda atėjusių merginų, kur matė mano kažkokį storį prieš metus. Ir aš galbūt kartais jį vėl pakartoju, gal tą patį įdedu jom kaip ir tokį priminimą, kaip tada jos arba kažkokį produktą atrodo irgi nei palaikins, nei pakomentuos, atsimena po 2 metų užsisako, klausia, ar dar tą turi. Tai tikrai jūs esate matomi, ačiū širdelės, tikrai esate girdimi, esate žinomi ir negalvokit, jeigu niekas jums nepalaikina, neparašo, kad jūsų nestebi, kad nemato. Labai yra daug žmonių slaptų agentų, kaip aš mėgstu vadinti, kurie, nesivargina ten kažko labai tavęs palaikyti, bet jeigu jiem reikia, jie atsimins. Ir jeigu jie matys, kad tu pastoviai tą darai, tai tu jų akise tikrai būsi patikimas. Ir galbūt po metų, po 2, jie jau ateis pas tave į komandą, nes, sakys, jinai jau 2 metus daro ir kiekvieną dieną daro ir jai ten kažkas gaunasi pasirodo. Tai ir iš tos pusės mes turim daryti veiksmus pastoviai.
Iš kitos pusės, jeigu mes jau turim komandą, mes negalim sau leisti nedaryti kiekvieną dieną, nes komandos nariai labai greitai tą perpras ir nes tu turi būti jam pavyzdžių ir jeigu tu dingsi, kaip aš sakau, iš eterio, tai jie galvos, kad tai jeigu jau jinai nedaro, tai ką man jau čia daryti, tai tuo labiau nedarysiu. Tai vat nedarykim tos klaidos ir discipliniškai, pastoviai darykim veiksmus. Jeigu tą dieną tikrai nekyla minčių ir nežinai, drąsiai vėlgi aš visada skatinu susisiekti su savo lyderiu, jisai sakys, davai, tą paimk ir padaryk. Arba aš tą padariau, turiu tau pavyzdį, galbūt gali į mane pasižiūrėjus perdirbti per save ir kažką tokio įkelti. Tikrai tų minčių, tie, kurie kiekvieną dieną daro, tikrai tų minčių turi. Taip, kad gali semtis drąsiai iš jų. Kitas labai svarbus punktas, kuris dažnai pakiša koją, kartais atrodo tokia juokinga smulkmena, bet žmogus taip įsižeidžia ir viską meta, taip kad susidūrus su pirmais sunkumais, labai rekomenduojame su Živilė neskubėti mesti, nes man netgi bus tokia situacija, kad žmogus laukia pirmo užsakymo ir su pirmu užsakymu jam ofisas neįdėjo kažkokios prekės, taigi yra žmogiška klaida, gali pasitaikyti ir jis jau visas užpykęs, kas čia per kompaniją, aš tokioj nedirbsiu, kas čia per nesąmonę, man neįdėjo prekės pačiam pirmam užsakyme. Aš visada rekomenduoju kažkokias tokias, čia net nesėkmė, bet priimti tai kaip pamoką ir galvoti, kodėl man taip išėjo, kad aš negavau pirmos prekės. Ir aš jums galiu pasakyti atsakymą, todėl, kad tu būtum iniciatyvus, būtum drąsus, susirastum kompanijos koordinates, paskambintum, pasakytum, įsiaiškintum ir priimtum sprendimą. Tikrai visada kompanija, bent jau už kitas nesakau, bet pas mus merginos taip geranoriškai ofiso atsilieps, patars, padės, įdės su kitų sakymų, tau tą prekę ir tų neįsprendžiamų dalykų tiesiog nėra. Tai tu gavai tą pamoką ne veltui, tu gavai tą pamoką, kad išmoktum kažką naujo, nes galbūt klausant atrodo, kas čia yra paskambinti, bet žinokit, yra žmonių, kurie labai bijo imti tą ir paskambinti ir net prašo, kad tu už juos tą padarytum. Bet aišku, mes turim priimti pamoką patys, nes gal kada pasidalinsiu, bet ir aš iš gyvenimo irgi turiu, kad jeigu mes tos pamokos neišmokstam, su ta pamoka patys neįsprendžiam, nepasimokom, tai tas gyvenimas mums tą pamoką duos ir duos ir duos. Tai ateityje irgi pasidalinsiu vieną tokią pamoką, bet aš dabar suprantu, kodėl tai gaunu ir kodėl tai vyksta. Todėl, kad mes iš visų tokių dalykų turim pasimokyti, o ne iš karto mesti, nes jeigu mesit vieną kartą, kitą kartą ta pati klaida jūs kažkur kitur sutraumuos ir pasivys gyvenime, tai šiai dieną aš jau išmokus esu, bet vėlgi saviugdos ta dėka, kad priimti tai kaip pamoką, o ne kaip kažkokia, man vėl nepasisekė, žinai. Tai, kiekvienoj kompanijai bedirbant tikrai galima susidurti. Tai gal produktas bus neįdėjęs, tai galbūt kartais ateina DPD atneš ir ten dėžutė pasilamdžius ir kažkuriem čia jau pasaulio pabaiga, nors produktas nei vienas ten nepalamdintas. Galbūt kažkokio kito produkto truputį etiketė ten įlenkta ir jau atrodo pasaulio pabaiga. Tai žinokit, tokie yra labai labai juokingi dalykai ir nereikėtų antiek susireikšminti, kad toks menkas paprastas dalykas jūsų tikslą išmesti iš jūsų gyvenimo. Nes jeigu mes turim tikslą, tai tokie dalykai jums atrodys labai labai juokingi. Tai nežinau, dėl šito klausimo irgi skambinate savo rėmėjui ir jis jūs, kaip aš sakau, pakaučiams, pasakys, kad čia yra tokia maža problemėlė tavo gyvenime, kad neverta į tai susikoncentruoti ir susireikšminti. Ir dar vieno dalyką, ką noriu pasakyti, jeigu mes į tai susikoncentruosim, tai mes labai dažnai tą ir pritrauksim. Ir vėl mane įdėjo, tai žinokit, ir neįdės. Ir dar kažkaip visata taip sudėlios, kad jums ir vėl neįdės kažkokios prekės. Koncentruokime į tai, kas įvyksta gero. Arba būna žmonės susikoncentruoja. Vėl man neigiamą žinutę parašė. Jezau, vėl man neigiamą. O kad prieš tai gavo 10 labai gražių tokių žinučių, jas nekreipia dėmesio, nesusikoncentruoja. Tai koncentruokime ne į tą blogą, pavyzdžiui, žinutę, o į tą gerą, į tą palaikančią žinutę, į tuos motyvuojančius žodžius. Ir tada daugiau gausim tų gerų žodžių. Ir tai labai svarbu, į ką mes sukoncentruojame mintis čia apie tą minčių koncentraciją. Tai čia aš iš vis galėčiau galbūt valandas kalbėti, kaip tai yra svarbu, bet neįsiplėsiu ir tik pabrėšiu, kad kiekvieną tokį dalyką priimkim kaip pamoką, iš kurios galim pasimokyti. Živilė turbūt turi komandos tokių narių, kur irgi toks dalykėlis atrodo, wow, viskas. Taip.
Taip, žinok, Indrė, aš turiu vieną merginą dėl to, kad neįdėjo 2 kartus jos mylimo produkto, jinai metė veiklą. Ir kalbėjimas jie nieko nepadėjo, aš supratau, kad jinai turi užaugti, turi pati jau sudirbti savo tą įsitikinimą. Ir būna visko. Kaip mane senam darbė išmokė mano vadybininkas vieną dalyką. Kas nedirba, tas neklysta. Tai dabar aš irgi čia vadovaujuosi, jeigu iš mane kažkas ateina, nebūna produkto, arba ne tas produktas, tada ateina mintis, žmogusgi dirbo, jisai kiekvienas galime suklysti kažką darant. Ir čia yra išeičių, tiesiog paskambini ir problema išspręsta. Tad tikrai labai žmonės apsisukinam tą visą, keldami tas nereikalingas problemas, atrodo pats didžiausia problema, nors, tikrai smulkutė. Ir ką, keliaujam prie kito punkto, ne, Indrė? Taip. Tobulėkime, mokykimės ir keliaukim saviugdos keliu. Nes ką mes dabar su Indrė kalbėjom, tai jau akcentavom apie tą kitą mąstymą, ypač saviugdą, ne? Nes jeigu mes neįsim tą saviugdos keliu, nesuprasime, kad tai yra pamokos, kurias mes turim išmokti, kai gauname veikloje kažkokius iššūkius. Pavyzdžiui, kaip ir akcentavo, kad neįdėjo produkto. Tai ta pamoka yra nemest nieko, tiesiog paimti, susiskambyti ir kažkur paaugti. Nes jeigu mes sėdėsime, nesimokysim, neauksime, nekeliausim saviugdos keliu, tai viskas bus pas mus negatyvas. Viskas bus blogai. Aplinkiniai blogai, kompanija bloga, čia šveitiklyje nėra uždėto lapelio ant produkto ten vidaus, ar dar kažkas. Ir vis ieškosime, knaisiosimės ten, kur neturi būti, kur mums nebus rezultato. O vietoj to pradėkim skaityti knygas, pavyzdžiui, rekomenduočiau perskaityti Kiyosakio Turtingas tėtis, vargšas tėtis, ten begalės informacijos. Tai pavyzdžiui, tai situacija, ne? Kad neįdėjo mums norimo produkto, mes tik pirmą užsakymą pasidarėme ir jau nėra kvepalų. O vargšas tėtis, taip sakyt, tai kas čia dabar per kompaniją, man pirmo užsakymo jau negavau produkto. Ką klientui aš pasakysiu? O turtingo tėčio mąstymas. Negavau, ką aš galiu padaryti? Reikia man paskambinti, paklausti. Ką darom? Ėmė telefoną, susirandi kompanijos puslapyje kontaktus, tu paskambini, jau tu perini, jau tu paaugi. Ir jau žinosi kitą kartą, ką daryti, jeigu pasikartos ta situacija. Susiskambinti. Merginos, kaip ir Indrė minėjo, yra labai draugiškos, jos tikrai sprendžia kiekvieną iškilusią problemą ir galima susitarti. Tai tas stovėjimas, nesimokymas, kaip ir Indrė mini, mes pūvam. Tai mes norim nepūti, mes norim augti, mes norim pasiekti rezultatus ir žinoti, kaip į kiekvieną situaciją reaguoti. Ar mes reaguosime negatyviai, ar mes reaguosim optimistiškai, pozityviai, tik nuo mūsų priklauso, ką mes darysim savo gyvenime. Taip pat labai svarbu būti veiklių žmonių aplinkoje, tie, kurie mus pakelia, kurie mus užteka, o ne tie, kurie mus smugdo ir sako, čia nesąmonės darai. Ne. Tiesiog rinkimės, kuriais žmonėmis norime būti, ką norime pasiekti ir aukime. Aš labai džiaugiuosi matydama Indrės augimą. Jis dalyvauja įvairiuose iššūkiuose, įvairiuose mokymuose ir dabar pabaigė pusės metų vykusią transformacijos mokymus, ne? Ir aš matau, kaip jai ten patiko, kiek jinai paaugo, kaip jinai pozityviai kalba, kaip jinai daro veiksmus. Ir man taip gera matyti, kai žmogus nori daug daugiau iš gyvenimo, daug nori pasiekti veikloje. O ne tai, kad reikia eiti man stumti, kad čia gal sudalyvauk vienuose mokymuose, gal tau reikia. Ne, man labai gera, kaip man nereikia pasakyti, atsirado kažkokie mokymai.
ir sudalyvauja žmogus. Tai aš labai labai didžiuojuosi, Indrė, ir žinau, kad tikrai tu verta visko šioje veikloje. Taip, apie tą mokymas irgi čia nebeįsiplečiant, bet jeigu dar neeinat kas saviugdos keliu, tai aš visom 4, visų 100% po mažą žingsnelį, nesakau gilytę, nerti iš karto, nes nuo mūsų minčių kokybės tikrai labai daug priklauso gyvenime ir ką mes pritrauksim ir kokie mūsų aplink žmonės. Kartais girdžiu, kad žmonės, kurie ateina saviugdos keliu, pasikeičia jų mąstymas ir netgi pasikeičia draugų ratas, tai kai kurie to išsigąsta, bet kažkur mūsų Indrė dingo kažkas. pavyzdžiui, dingsta, tarkim, kažkokie draugai, kurie būtent visą pesimistai, visada tik tais kažką apkalbėti, tai tas laikas vis tiek ir yra nevertingas ir aš jo, pavyzdžiui, nevertinu. Geriau susitikti su tai žmonėmis, iš kurių tu gali pasisemti geros energijos ir galbūt pats pasidalinti tuo kažkuo, o ne tik bambėjimu. Ir kartais, būtent tie žmonės, kurie užsiema darbų iš namų, labai dažnai eina saviugdos keliu, nes tie, kurie neina, būna greit ir meta, ir tų rezultatų nepasiekia. Tai dėl to jie ir tokie būna laimingesni, draugiškesni ir dėl to gavo tokį praminimą kaip žmonių sekta, nes ką jie ten daro, visada susitinkia, apsikabina ir visada šypsosi. Tai aš sakau, visada prašom į tą laimingų žmonių sektą priimsim ir kiekvieną paniurėlį, jeigu jis norės, paversim besišypsančiu. Ir apskritai daug yra labai gerų knygų, bet tą knygą, kur tu paminėjai, tai tikrai pirmoje vietoje rekomenduoju visiems paskaityti. Ir net mano brolis dabar po užsienį, žinai, keliauja čia taip nuklydimui tokiam ir jisai man rašo, Indrė, galėjau sakyti man 2 knygas. Ir aš galvoju, kokias jam jau čia tas knygas reiks užsakyti, nes kažkada užsakinėjau, ten Kovų menas, bet irgi tokia filosofinė. Ir jisai man atsiunčia. Ir pirmoje vietoje buvo šita knyga. Turtingas tėtis, vargšas tėtis. Ir aš galvoju, vau, pagaliau, ir jisai eina tuo keliu. Ir kita knyga buvo, kur irgi labai daug rekomendacijų gavau paskaityti, bet aš dar jos neskaičiau, 5 valandos tas klubas. Nes aš to autoriaus šarmuose su kitas knygas skaičius ir dar jam nusinčiau, ką aš turiu namuose, tai jis taip apsidžiaugė ir aš galvoju, eina vis tiek, žmonės persiverčia gyvenime ir eina tuo keliu ir net sakau, širdis dainuoja, kai aplink save vis daugiau ir daugiau matau tų žmonių, kurie eina panašia kryptim, būtent domisi tą saviugdą, tai tikrai yra labai svarbus dalykas, nors daugeliu atrodo kaip kosmosas, bet taip, kas rašo, neskaitau, neskaitysiu, tai taip, nieks nieko ir neverčia, nes kiekvienas turi atrasti tą norą pats skaityti kažkokias knygas ar kažko domėtis priverstinai, niekada niekas gero ir neįvyksta. Toliau. Kartais dar pantrinsiu, bet kas iš tikrųjų būna proveržis, kurie sako, aš knygų neskaitysiu, ypač, man čia ne mano sritis. Ir atsitinka kažkas gyvenime, kad jie dar labiau pradeda skaityti knygas ir sako, o kodėl aš anksčiau to nesidomėjau? Nes tikrai turiu pavyzdžių savo aplinkoje, kad tikrai knygų net neskaitė. Tik tai tada mokyklai, kai buvo priverstinis skaitimas. Bet kažkas atsirado gyvenime, kažkas nutinka, kad ateina knyga į jų gyvenimą, arba net audio knyga, tiesiog dabar kiti laikai, galima tiesiog atsisiųsti audio knygą, tau sportuojant, kažką darant ir keičiasi. Tai kartais, kai sakom niekada, tai gal išmeskime tą žodį niekada. Tai taip, pavyzdžiui, kaip ir sakau, mano brolis pavyzdys, paskutinė knyga skaityta galbūt mokykloje, bet ir tu jo nepriversi skaityti, kol jam pačiam neteina tas suvokimas, kad jis nori tą perskaityti ir nori į tai pasigilinti. Taip, tai malonu, kad ir menininkai čia mūsų klauso. Taip, menas vėlgi atskira sritis, atskira tema, bet ten irgi saviugdą galima pritaikyti, aš tikiu, nes ją visur galima. Keliaujant prie sekančio punkto, tai labai irgi svarbus punktas, tai nesitikėti gauti greitų rezultatų, nusimti tos rožinius sakinius ir nesitikėti, kad per porą mėnesių aš, jeigu noriu pakeisti savo išsamdomo darbo, pereiti dirbti iš namų, kad per porą mėnesių tą ir padarysiu. Kartais gali įvykti toks stebuklas, kartais būna, bet tai mes keliaujam ir kartais užtrunka nuo 2 iki 5 metų. Žinom tikrai ne vieną istoriją, kad užtruko ir 10 metų, bet žmogus nesigaili nei 1 metų ir vis tiek džiaugiasi pasiekęs tą savo tikslą. Taip, kad aš sakau, nusiemam rožinius sakinius ir tada darom veiksmus ir
anksčiau ar vėliau tie rezultatai ateis, jeigu visus tos punktus jūs darysit ir discipliniškai darysit, ir tobulėsit, ir vis naujas žinias pritaikysit, ir nemesit nesėkmiai pasitaikius, tai rezultatai tikrai ateis, bet jeigu jūs, tarkim, nieko nekeisit šiai dienai, tai galbūt ir liksit ten pat, kur ir sėdite. Tai, Živilė, ar galima per mėnesį, va taip va? Tai per mėnesį mes galime užsidirbti greitus pinigus. Nu, pavyzdžiui, 100 eurų. Gal kažkas ir daugiau užsidirbs. Bet tą rezultatą, kurį mes norime turėti, pavyzdžiui, 1000 eurų, 2000, 3000, nu taip greit nepadarysi. Reikia daug įdėti darbo ir skirti 3-5 metus. Taip, vieniem užtruks 3 metų, kitiem užtruks 5 metų, o gal kažkam užtruks 10 metų. Ir kai kartais tai sakai naujam komandos nariui ir sako, 5 metus? Ir aš klausiu, o tai kiek mes metų einam į darbą, kai laukiam pensijos? 30 metų, ne, ar dar daugiau, ne? Bet kažkaip tenais viskas tvarkoj. Bet kai mūsų gyvenimas gali pasikeisti net po 5 metų, ar po 6, po 10, jau kažkur baisu pasidaro, ne? Kiek čia laiko, kiek mes labai norim greitų rezultatų, mes norim viską, susiregistravau ir atsirastų 10 000 mano sąskaitai. Nėra tai. Tai jo, labai būtų gerai, tikrai aš jeigu sutikčiau, mielai, norėčiau. Tai dėja, nusimkim tuos rožinius sakinius ir imkim daryti veiksmų. Tiesiog labai neužsiciklinkim į tą rezultatą, kad va štai aš noriu tų 10 000, ne, į savo banko sąskaitą. Bet tiesiog mėgaukitmės tuo procesu ir tas norimas rezultatas ateis. Taip, nėra lengva visą tai gyvendinti. Atrodo, kai noriu tokios sumos, bet kažkas nepavyksta. Bet kai mes paleidžiame visą tai, mums viskas atsiranda taip palengva, gražiai, bet su laiku. Taip, yra istorijų, kurios tikrai stebina, kad po 4 mėnesių žmogus pasiekia aukštas kvalifikacijas, uždirba didelius pinigus. Bet kai paklausai, ką jisai darė per tuos 4 mėnesius, kaip jis arė, tai ir pamatai, kad tas yra rezultatas. Tad kiekviena istorija yra skirtinga ir kiekvienas pasieks tai, kada jam ateis laikas. Bet svarbiausia - daryti veiksmus. Pritariu, tikrai, ne per dieną viskas ateina ir tikrai tos rožinės. Svarbiausia - daryti veiksmus. Pritariu, tikrai, ne per dieną viskas ateina ir tikrai tos rožinės. Tai tą vietą ir jinai dings. Man pirmą kartą aš galvoju, ką su jie čia daryti. Galvojau, mane irgi išmes iš to laivo, jau nesigandau. Pirmą kartą. Tai va. Tai paskutinis punktas skamba taip, tiesiog imk ir daryk. Kaip aš dar pridėčiau, klysk, kelkis, vėl daryk, klup, griuk, atsistok, ropok, vėl eik ir taip toliau, bet imk ir daryk. O dar Živilė galės paskui papildyti, bet iš karto pasakau, jeigu tikrai nori kažkokią tokią veiklą irgi užsiimti, prisijungti prie mūsų komandų, tai gali parašyti Živilė arba parašyti man ir mes tikrai plačiau apie tai papasakosim ir susiskambinsim ir atsakysim visus klausimus, tai nebijok, drąsiai parašyk asmeniškai. Taip, mėlyjei, imkim ir darykim ir jeigu matote, kad atėjo metas 2024 metus kažką pakeisti juose, susikurti tą geresnį rytojų, išmokti kažko naujo, susipažinti su naujais produktais, būti bendruomenės dalimi, tai tikrai mes su Indre lauksim jūsų žinučių ir mielai laukiam savo komandoje, kur galėsi ir augti, tobulėti, bet viskas priklauso tik nuo tavęs. Mes duodam tiesiog ranką, nukreipiam, kur reikia, o visą kitą pasidarai pats. Kaip sakome, mes duodam tau meškerę, o žuvis gaudai pats pati. Tai tikrai mokytis, augti, susipažinti su naujom galimybėm šioje veikloje, kaip mes esame FemVol kompanijoje, viskas įmanoma, tik tai priklauso nuo mūsų pačių. Ir nebijokite
klausti klausimų, kurie jums atrodo, ai, čia kažką paklausim, man kvailas klausimas, kvailų klausimų nebūna, dėja, nebūna paklaustų ir kartais tas vienintelis klausimas gali tiek tau atnešti vertės gyvenime. Ir taip pat, jeigu kyla kažkokių klausimų, kuriuos norit, kad mes pagvildentumėm, tai drąsiai rašykite tiek Indrei, tiek man ir mes kitose laivuose apie tai pakalbėsim. Pat labai džiaugiamės, kas jungiatės, kas komentavote. Ačiū už širdeles, matau, kad net nepadėkojau, tiesiog į tą mūsų bendravimą su Indrais įsivažiavau. Ir ką, ačiū Jums ir iki kitų pasimatymų. Ate? Iki kitos savaitės, iki.